Jau sveiki visi amigos, aš su Enzo Hokage ir šiandien mes paversime mūsų stokinį bemsą į offroadinį bemsą, kuriame mes išbandysime offroado lenktynės, varysime į trasą, išbandysime ir garaže esu jau pasiruošęs, prisipirkęs pilną detalių, kurias mes pakeisime. Turime naująjį variklį, patį galingiausią sportinį, turime naujų detalių, turbo naują, visokie yra amortizatoriaus, kurie yra specialiai ralio paskirti ir taip toliau, tad daug tvarkymo bus ir išbandysime į ralį. Okay, kad sutaupyti laiko biškį, aš esu off-screen'u viską pripirkęs, manau viską. Tiesiog būtų įdomu pasižiūrėti, kaip veikia visas ralis. Okay, tai bus kas bus keičiama. Ratlankiai. Jie yra paruošti kaip tik į ralio ratai su ratlankiais. Tada turime raliaus amortizatorius, visokie patobulinimai, priekinės šakės, galinės šakės, vairą pakeisime, turbo įdėsime, visokie stabilizatoriai ir pats variklis, kurį aš nupirkau, kuris yra dabar pats geriausias variklis sportinis. Pabandysime šitą. Manau, pradėsiu tiesiog nuo išorės, visos pakeisiu va šitas surūdijusias detalės visokias ir tada ant galo pakeisime mes patį variklį. Nu ir tikiuosi, kad jisai užsigūrus. Bum, Nu su šitais ratlankiais turėtų normaliai atrodyti. Dar čia yra jau ir rastafkės įdėtos po 50. Ok, ratlankiai jau uždėti, jie ant mašinos pačios labai tough atrodo. Tokie agresyvūs galime tada pakeisti į amortizatoriaus ralio. Šiaip man nereikėjo pirmiau uždėti amortizatorius, o tik tada dėti ir... Jeigu man dabar reikės vėl nuiminėti ratus, kad uždėti tuos, tai čia... Gerai, reikia tiesiog pabandyti priekinius nuimti. Aš jį esu visą atsukęs, nes kiek reikia į visą ratą nuimti. Tu juokauji. Ne. Kodėl jis nenusijama? Nuleis tada ir šitą nuimti man. Aš ją kai išardysiu, aš paskau nieko nesudėsiu. Gerai, šitą priekinę šakę gamyklinę, tada pakeičiam iš karto. Oh my god, čia kiek man reikėjo išardyti, kad tik vieną įdėt. Aš biškį taip žiūriu, aš nelabai suprantu, kaip čia jisai iš čia kažkaip kabo man. Jis net nekabo, jis iš vis čia skraido. Dabar, jeigu aš jį nuleisiu ir jisai visas išsiardys, reiškia, kažką aš blogai padariau. Bet jeigu jisai stovės man, tada taip ir turi būti. Ai, žiūrėk, gal ir normaliai. Ai, aš čia normaliai viską padariau, o jezau. Ok, tai reikia tą patį padaryti, tik tais dar 3 kampuose. Ok, visus pakeičiau, pagal viską dabar nuleidus turėtų viskas laikytis, o nesukrėsti. Ok, round 2, dabar turėtų tikrai viskas būti normaliai. Galim ant testo išvažiuoti. Nu, mašina atrodo agresyviai. Aišku, pasikėlę jie labai keistai atrodo iš vis niekas neprijungta, bet viskas, kas tada beliko, pakeisti variklį. Ok, jau matau pilną. Ai, nu, bandom mes čia kažką daryti. Vat variklis ir išėjo. Aišku, daug detalių čia pabiro, bet tai normaliai. O jezau, čia kas, visa pavarų dėžė man iškrito. Gerai, naują įdedam ir turbina bus nauja. Pagal viską turėtų užsikurti. What? Kas čia per garsas? Jinai kažkaip, man atrodo, dar greičiau važiuodavo be šito variklio. Ok, mašina pilnai padaryta. Aišku, dabar dar greitai pakeisime biškį interjero dalykus. Reikia įdėti vairą, įsidėsime visus gadgetus, įdėsime galbūt dar nitro ir reikia pakeisti tada sėdynės. Ir galėsime lėkti ištestuoti mes ją į ralį. Damn, čia koksai setupas visas gavosi. Nu viduj tai žiauriai tough atrodo. Ok, užbaigiam mašiniuką, pavertėm stokinį bemsą į ralio bemsą, kuriame dabar nuvarysime, išbandysime, kaip jisai lekia, pabandysime kažką gal laimėti. Nu ką, išbandysime mūsų ralio mašiniuką. Čia prieš tokį man reikia. Jėzau. Dar aš pirmą kartą bandau, aš nežinau, kaip viskas veikia. Jis labai toli nuo manęs. Ai, aš čia galvau, man kažkoks kompetištas bus, bet tai kad čia eiktų. Įdomu, kiek sumokės už tokias lenktynės. Mašiniukas normaliai atlieka savo darbus. Jau maždaug suprantu šitą trasą. Realiai jinai netokia ir didelė, kaip ir aš įsivaizdavau. Geriausias laikas, pirma vieta sveikinimai. Man dar reikia eiti. Tipo, už šitą aš nieko negavau iš pinigų pusės. Lemba. Dar pasitų ir beškiai girdžiu veikia. Atsargiai čia. Normaliai jisai. Dar jisai. Oi, viskas.
Bet čia džampas. Vėl į Drago lenktynę. Ai, kad nieko nebeliko. O ką, amigos, tiek šitam vidosui pakeitė mūsų stokinį bemsą į offroadinį bemsą. Nepamiršom paspausti laiką ir kaip visada, sutiksime naujose vidose.